Šiandien kalbėsime apie lydekų gaudymo aspektus ir aptarsime priežastis, kodėl lydekos nekibo. Žuvis gaudymo metu būna neaktyvi, tai įprasta ir, be abejo, nemalonu. Gaudymo rezultatą galite pakeisti, jei pabandysite taikyti masalus. Ir naudoti kiekvieną kartą visiškai skirtingus, galima naudoti svyruojančius. Pakeiskite blizgį, woblerį arba paimkite silikoninį masalą. Sukimo momentą galima reguliuoti keičiant jos greitį. Naudodami woblerį galite padidinti pauzių trukmę, padarydami jas ilgesnės. Pačio masalo dydį keiskite per 2 ar 3 kartus. Dažnai pasitaiko, kad lydekos rodo susidomėjimą tokiu masalu, kuris bus tokio dydžio, kokio dydžio bus jų grobis. Taip pat svarbu stebėti masalo užmetimo kryptį, ji turi būti į žuvį, o ne nuo jos. Taip pat pasitaiko, kad lydekos gali persekioti masalą. Žvejybos vieta yra svarbi, jei žvejys ilgą laiką žvejoja vienoje vietoje, tai nereiškia, kad lydekos ten bus nuolat. Nebeprasmiška keisti dislokacijos vietą, būtina pasirinkti tinkamą žvejybos vietą. Lydekos išeina kibti tam tikromis valandomis. Jos išėjimas gali būti trumpas, todėl reikia patekti į šį intervalą. Bus lengviau, jei žvejys žinos žuvų įpročius toje vietoje, kurioje ketina gaudyti. Nepakankamas aktyvumas dirbtinio tipo masalui išspręsti problemą padės gaudymas gyvą žuvelę. Jei tai nepadeda, gyvą masalą reikėtų naudoti aktyvesnį arba ramesnį. Viskas priklauso nuo konkretaus atvejo. Taip pat svarbu, kokio dydžio masalą žvejys naudos. Dažnai pasitaikydavo atvejų, kai lydekos pasiekdavo žūklės vietą, nesvarbu ar tai būtų valtis ar krantas, tada tiesiog apsisukdavo ir plaukdavo tolyn. Ir taip nutikdavo ne kartą. Patyrę žvejai pataria priartėjus žmogui sustabdyti masalą. Tai padaryti nelengva, bet dažnai pasiteisina. Kai fiksuojami kibimai, bet nepavyko jų realizuoti, beveik neabejotinai problema yra pačiame masale. Jums reikia kelis kartus jį pakeisti. Taip pat gali būti, kad plėšrūnas gaudymo metu yra neaktyvus.